Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialistai modernių šviesos technologijų žinias pritaiko gamybos ir mokslo srityse, atlieka eksperimentinius ir fundamentinius tyrimus mokslo institucijose, kuria lazerinės ir optinės technologijas, bei jas pritaiko lazerių pramonės, optinės ryšių technikos, medžiagų apdirbimo, biologijos, chemijos, medicinos srityse. Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialistai gali dirbti aukštųjų technologijų pramonėje, telekomunikacijų kompanijose, mokslo, standartų, gydymo, ekspertizės ir komercijos įstaigose. Esu Aušrinė, man 18 metų, patinka istorija, lietuvių ir anglų kalbos. Laisvalaikiu lankau šiuolaikinį baletą ir dirbu modeliu. Norėčiau būti aktorė ir suvaidinti Barborą Radvilaitę. Esu Polas. Man įdomiausios istorijos, politologijos, lietuvių ir anglų kalbos pamokos. Laisvalaikiu mėgstu kurti filmus apie jaunimą. Norėčiau būti politikas ir pakeisti stereotipą, kad politikai rūpinasi tik savimi. Esu Justas. Labiausiai patinka matematikos, ekonomikos, istorijos, geografijos pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu tenisą ir mokausi japonų kalbos. Noriu tapti finansų analitiku ir dirbti Wall Street'e. Robertas Kananavičius, profesija lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialistas, pareigos serviso tarnybos vadovas. Darbo stažas 7 metai, baigė Vilniaus universitetą. Turime tokį reikalą su šviesa ir kas tą šviesą galima daryti. Galima turėti tokį prietaisą, kuris tą šviesą pagamina tam tikrą. Pagrindinis mūsų įrankis yra lazeriai. Jie sukuria tam tikrą šviesą ir tą šviesą po to galima ir visaip naudoti, gali sąveikauti su medžiagom, galima visokius mokslinius tyrimus, spektroskopinius daryti ir netgi medžiagas apdirbinėti. Šiaip lazeris tai yra toks, nežinau, man ar kaip technikos stebuklas, labai mistiškas ir labai įdomus dalykas. Kas išmano šitą profesiją, manau, kad jie jaučia didelį malonumą ir jiem yra lengva. Nors va tokiem žaliem, šiaip tai yra sunku, viskas ten labai keistai atrodo. Jeigu paprasta darbo diena, tai ateinu iš ryto į darbą ir dažniausiai reikia spręsti visokiausias problemas. Nes turim daug klientų, kas kam su lazeriu nutinka, kam patarti, kam paguosti, kas nesiseka ar daugiausia dažnai patarti klientams. Privalumai tai kelionės, 50% keliauja, tai daug ką pamato, daug ką sužino. Tu plėti ne vien savo akiratį, kiek ir galbūt tu sugebi pritaikyti fizikinius terminus ne tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba. Kai būna darbai, kad mokaisi, bet to nepanaudoji. Tai šitoj profesijai, tai jau ką sukaupiai, tą ir tekstą naudoti. Dažniausiai dauguma mūsų klientų universitetai. Tai yra ne tik darbas, visą laiką įdomu pažiūrėti, ką ten žmonės daro, kokius mokslus ir kaip irgi tas įdomumas yra. Tai yra labai didelis privalumas, kad tu nesėdi vienoje vietoje, nes nenusibosta. Jau galima bakalaurą, tarkim, baigti, jau tokias bazinės žinias turėti, jau galima dirbti. Na, o įgūdžiai visą laiką prie mokslo, visą to praverčia praktiniai įgūdžiai, kadangi darbas toks praktinis visą laiką yra gerai, tokio daugiau praktiniai įgūdžiai. Justinui beprotiškai patiko, bent jau iš šono kaip atrodė, jis buvo itin susidomėjęs tuo. Man reikėjo sujungti 2 lazerius į vieną tašką, sureguliuoti aparatą, kad jisai praleistų daugiausiai ir mažiausiai lazerio, padaryti, kad lazeris būtų stipriausias, sureguliuoti kristalą į vieną. Jeigu supranti, kaip atskiri elementai veikia, kam jie yra skirti, tai juos sudėjus kartu, sakoma sudėtinga sistema. Bet iš tikrųjų tai yra paprastų dalykų suma. Supratau daugmaž, ką darau. Kaip ir viskas išėjo, gal ne iš pirmo karto, bet išėjo. Taigi lazerių pritaikymas sritis būtų tokios pagrindinės 2. Viena tokia paprastesnė, sakykime, yra industriniai pritaikymai. Ką nors graviruoja, markiruoja ar kažkiek pjausto. Pramušimų stikle galima padaryti, erdvinį vaizdą suformuoti. Tai va toks pramoninis būtų. Moksliniai lazeriai tai tokie, kur taikomi dažniausiai universitetuose ir įvairiem tyrimam. O tyrimai tai dažniausiai būtų šviesos sąveika su medžiaga. Tai ką mes galime sužinoti apie medžiagą, jos būsenas įvairias ir struktūrą ir netgi cheminę sudėtį, vien iš jos sąveikos su šviesa. Kaip jinai šį šviesą sugeria, kokią šviesą spinduliuoja. Lazerinė šviesa naudojama kaip įrankis. Na tai va čia yra surinkamas šiek tiek tos lazeris labiau skirtas pramoniniam pritaikymui, toks dabar jis ten Atlantiko vardu vadinamas. Jisai yra irgi pikosekundinis, kur generuoja labai trumpus impulsus. Ir konkrečiai va šitas lazeris keliaus į Koreją, bus naudojamas tose staklėse, kur naudojama apdirbimui. Tuoj pamatysit, ką reiškia 4 vatai žalios. Oho.
Su jais jau yra operuojami žmonės, jie perskiria odą, ten nuvalo visokias tatuiruotės. Pats tas lazerio panaudojimas, tai jis gana neseniai atsirado ir aš manau, kad jisai dar tikrai plėsis. Įdomus dalykas, ypač kai parodė tavo lazerio veikimą, kaip greit galima uždegti ir išlydyti kortelę. Prizmė yra klasikinis atvejis, kai įeina balta šviesa į prizmę ir jinai paskirsto visą spektrą matomą. Tai yra labiausiai prestižinis jūs turbūt apdovanojimas. Taip, šitas taip. Vertinimas pasaulyje. Lietuvos tie lazeriniai specialistai ir užsienį labai yra plačiai žinomi, jų įranga yra labai vertinama. Manau, tą žvaigždžių karų kardą, ko gero, lietuviams kurti, aš prognozuoju kokių dar gerų 40 metų. Aš Lietuvą didžiuojas, kad jinai pirmauja pasaulyje ir kad gali laisvai konkuruoti ir nukonkuruoti dar kitas šalis.